Edvinai, tavo videoblogai yra nejuokingi. Tu viską kopijuoji nuo kitų. Biški pasiklydai? Tu esi nieko vertas. Tu nieko nesugebi. Stop. Gal pradžiai pradėkime nuo teigiamų dalykų. Sveiki visi! Kaip matote, aš vėl kuriu savo naują videoblogą. Šiame videoblogė mes pažvelgsime į tamsią pusę, YouTube'ės pusį. Ir šiame videoblogė mes pažvelgsime į tamsią dalį, YouTube'ės dalį, kur žmonės rašo neigiamus komentarus, jaučia didžiausią neapykantą man. Ir paskutiniu metu pastebėjau, jog po mano neigiamų komentarų video daugiausiai yra neigiamų komentarų. Kodėl? Ir bent jau kaip aš supratau, tai dauguma žmonių rašo neigiamus komentarus tik tam, kad jie patektų į neigiamų komentarų video. Ir būtent dėl to kartais būna sunku atsirinkti tuos tikruosius neigiamus komentarus nuo tų tokių nuoširdžių, kurie tik nori patekti į video. Tačiau kadangi mano instinktai bei mano nuojauta yra labai gera, pristatau jums neigiami komentarai 3. Važiuojam. Taigi visų pirma atsidarome YouTube'ą. Ir iš karto galima pastebėti pirmąjį komentarą. Aš noriu su tavim susitikti, nes tu pidaras. Kaip smagu, kad su manimi nori susitikti kažkokie žmonės, nes aš esu pidaras. Va, čia tai prikolas, bli. Saulius rašo, man labai užknisa, kad vartoji žodį pimpalai. Igor Jakubcevič rašo, tu pidaras, gerai kuri video čiulp man. Čia reiškia, jeigu aš gerai kuriu video, reiškia, aš turiu kažkam pačiulpt. Pijoks 123 rašo, duchas esi, video šūdas yra nimiki kurti, o tu nemoki rašyti. Tanki 8V646 rašo, tu kurva nakui debilas, pašol nakui A, supratot? Kurvas jūs užsipiskit, blėt, pabandykit tokius vlogus sukurti aborto liekanos, sėdit prie PC ir lašinių auginat, daugiau gal nieko nesugebat. Tad nelokit idiotai nakui, Edvinas the best. Supratot? Ačiū tau už tokius nuoširdžius žodžius. Tu, Edvinai, tinginys didžiausias, net labiau tingi negu mano klasiokas Jonas. Tu lopas, debilas, pidarastas, dachuja, šauktukų ir gale vienetas. Kristupas Labanauskas rašo, man tavo blocai nepatinka, bet tavo feisas visada. Kas tie blocai, blėt? Tu man laižiai pimpalą ir sakei Figaro, ir be to tu vis dėl to pimpalakis laižęs storus pauts. What the fuck? Aš nemyliu to debesėlio. Pas jie yra virš 150 000 subų, o kai kurie video turi virš 500 000 peržiūrų. Duchas Jovanas su savo fake accountais. Vat būtent, mane prigavo, blė. Toks yra mano life motto. Statyk man dvinukus, man 73 metai. Tavo katinas man primena baltą šūdą. Aš nesuprantu, kaip jūs galite įžeidinėti debesėlį. Jisgi yra nekaltas, jisgi nieko blogo nepadarė. Gintarė Drugilienė rašo, tavo katino bibį nupjausiu. Užmirš prašau, tą mano skanų penio galą. Žodžiu, išsikrojo mano vienas kompas, todėl perėsime prie kito. Skaitome toliau. Tavo katinas čiulpė bibį. Bet aš dabar sėdžiu kolidoriui ir aš kartais nesuprantu, kaip galima stumti ant tokio vat gražaus padarėlio. Jūs tik pažiūrėkit, pilvukas rūžavas, nuplikęs ir vagulį, miega savo gražuolis, pats geriausias katinas. Gyvenimas yra gražus, tačiau kai žiūriu tave, man jis pasirodo nebe toks gražus, koks buvo gražus seniau. Žiūrėk, aš noriu patekti į neigiamus komentarus, todėl aš parašysiu kažką neigiamo, ok? Man patinka, kaip žmogus yra toks nuoširdus, nes dar uždeda gale klaustuką. Eik nachui, linkėjimai, tu the best. Bet man patinka tokių žmonių nuoširdumas. Rimtai žmonės iš karto parašo, kad nori patekti video, todėl parašo kažką neigiamą. Kas stumia Anedvos, visų pirma turės praeiti pro mane. Manau, susiradau savo superherojų. Koks tu daunas? Kodėl tu sakai video blogas, jeigu video net nėra blogas? Toks jausmas, kad man tui protas ištekės pro ausis. Labas Edvinai, norėčiau paragauti tavo
Taigi, manau, užteks šiandienai tų neigiamų komentarų ir iš karto norėčiau perėti prie tokio dalyko, kad aš Facebook'e buvau pasiskelbęs, kad jūs parašytumėte į komentarus, iš kokio miesto jūs esate. Ir aš pasižadėjau, kad visus sėdėsiu su draugu ir tikrai žiūrėsim kiekvieną. Tai yra įmanoma, tačiau aš neįsivaizduoju, kiek tam laiko turėtume mes išleisti, kad pasiskaičiuoti kiekvieną komentarą, kiekvieną miestą ir panašiai. Tačiau labiausiai mane nustebino, kad aš mačiau labai daug žmonių yra iš Mažeikių, iš Jonavos, iš Alytaus irgi labai nemažai žmonių buvo. Ir tas mane labai džiugina, kad galima skaityti iš visos Lietuvos, kiekvieno miestelio kampelio yra bent po vieną žmogų, kuris mane seka, kuris mane žiūri ir aš dėl to labai džiaugiuosi. Ir kaip visada su jumis buvau aš, Edvinas. Ačiū, kad žiūrėjote mano naują videoblogą ir susimatysime jau kitame. Ačiū jums.